permainos ir prasideda tada, kai dėka neišreikštų gyvųjų žinių ir to kompleksinio santykio su realybe per save, pajausdamas save, savo kūną, man ateina įžvalga, kuri iš principo įneša permainas ir permainos tai gali būti žmogaus gyvenime, gali būti organizacijos gyvenime, gali būti tautos gyvenime. Man teko dalyvauti kažkada tai prieš 12 metų strateginiai sesijoj, kai Ragutis tapo Wolfo Engelmanu. Ir staiga sesijos metu gimusi įžvalga, o kodėl mes vadiname Ragučiu, nes iš tikrųjų mūsų šaknis ir tikras pavadinimas siejasi su Wolfo ir Engelmanu. Ir staiga atėjusi įžvalga, kad mes galime vadintis ir mūsų tapatybė yra Wolfo Engelmanas, tai atnešė į organizaciją visiškai naują kultūrą, visiškai naujus vertybinius principus.